Vasiliauskas atgal šiandien didžiąją, ko gero, laiko dalį, kiek yra aikštėje, laikantis kamuolį savo rankose Simui Buterlevičius. Iličius. Džerajus Grantas prieš jį, Simas Buterlevičius. Mantas Kazonas ir toliau lieka aikštėje, Buterlevičius. Leista Valmieros komandai, net 16 taškų skirtumų. Buterlevičius vienas iš tų žaidėjų, kurie... Danielis Ewingas. Buterlevičius pats atakuoja. Buterlevičius atšoka nuo Mindaugo Lukauskio. Lietkabelis pralaimi, Džermeinas Lavas. Simas Buterlevičius labai sudėtingai. Perdavimas Valeikai nesiryžta tolimam metimui Artūras Valeika. Lieka 4 sekundės. Buterlevičius met. Lovas. Arčiau krepšio perdavimas Pavkovičiui. Kamuolys sukamas palei tritaškio liniją. Vasiliauskas iš Prienų Birštono Vytauto pelno po 14,70 taško. Galbūt ne visai jis įsipaišė ir Virginijaus Šeškaus žaidimo schemas. Čia jo vaidmo turėtų būti didesnis. Buterlevičius iš toli. Buterlevičius 3 taškai. Janavičius. Buterlevičius, Buterlevičius, kad pastaruoju metu tas pataikymas šiek tiek suprastėjo ir tų tritaškių sumažėjo. Galbūt yra dabar momentas, kai galima. Jau nebenukris. Marius Runkauskas aikštėje pasirodęs po keitimo atakuoja iš toli, nepataiko. Vilniaus komandos toliašaudė artilerija šiek tiek prigeso ir tuo bando pasinaudoti. Komandos penketuke ir Asema Marėjų priversta šiek tiek pasilsėti. Buterlevičius. Kėlinio sužaista. Buterlevičius. Simas Buterlevičius dar kartą. Pirmoje kėlinio dalį siekė jau ir solidesnį skirtumą, tačiau pataikė 2 tolimus metimus. Estai šiek tiek atsigavo. Buterlevičius arčiau krepšio. Ir pirmajame ketvirtyje ir ypač antrajame matėme jo tokius tikrai gerus. Sylius ten po krepšių kovoja su Liuisu dėl pozicijos. Čia Buterlevičius, improvizacija, geras. Galbūt jis ir bus tas žmogus, kurį patausos šiandien Gintaras Krapikas. Buterlevičius nuo jos, žinoma, galėjo naudoti spaudimą, gali ir kibiai gintis prieš Miljaną Pavkovičių, o čia iki galo reikės geresnio ir labiau pasiruošusio kapitono. Dabar yra kitų lyderių. Čia Buterlevičius, bravo. Leido savo varžovams iš Valmieros. Pralaimėta 10 taškų skirtumų, 71-81. Kol kas 44-33. 11 taškų skiria komandas. Buterlevičius. Kūnas. Metutavičius. Neblogai ginasi dabar Lietkabelis. Ir čia perimtas kamuolys, bei turėtų būti lengvi taškai. Taip ir yra. Urbonas Veikus. Ir Labuskas ir toliau leidžia Lietkabelį pirmauti šiose rungtynėse. Ojoje, kaip praranda kamuolį. Ir čia jau Buterlevičius. Lengvi jo taškai iš po krepšio. Ir vidurio puolėjas judina iš mirties taško Lietkabelio puolimą. Čia dar Buterlevičius vagia kamuolį, 2 taškai. Simas Buterlevičius atspėja varžovų sumanimą, perima kamuolį. Puikios rungtynės veteranui. Perimtas kamuolys, Simas Buterlevičius skuba į greitą ataką ir nėra. Tiksliau, krepšininkai dažnai žiūri į teisėjus. Prašydami ir norėdami pražangos, labai įdomi tokia mikrodvikova. Jucikui metamas kamuolys, šiaip netaip jį išsaugo. Čia jau neilgam ir tiesą sakant, mažinantis Kėdainių Nevėžio atsilikimą iki 10 taškų, po to sėkmingas Nevėžio epizodas gynyboje, atkovoja kamuolį. Vasilius grąžina kamuolį atgal, Labuckas iš toli, šiandien Arnas pelnė 8 taškus. Komandoje. Buterlevičius. Niekas neleis jam mesti. Geras perdavimas Valeikai. Čia Labuckas ir pozicinė ataka, lieka 10 sekundžių. Buterlevičius po krepšiu labai gerai dabar atsidengia Vasilius. Daug kas akcentuoja, kad nebėra tokių komandų, kur vyktum, ar tiesiog jie atvyktų ir žengti pranašumą, kad ir priartėja Nevėžis prie varžovų, bet priartėja tikrai nedaug. Dabar niekas kitas, o būtent Žygimantas Janavičius. Na, Iličius startinėje sudėtyje, aišku, kad netekus Valeikos. Skaityti 3. Valeika. Per vidurį, o kai krepšinėje kažkas gaunasi per viduriuką, dažniausiai būna kamuolys varžovams. Iličius. Ir atsižūža. Ir žūža meta. Tai čempionų titulų dar viena nesėkminga Kėdainių Nevėžio ataka.
Simas Buterlevičius. Viskas abi komandos meta gerai, daugiau nei 70% taiklumu. Iličius. Iličiaus užtvaros iš vienos iš kitos pusės. Gražiai žaidžia Iličius dabar su. Vyksta atkovoti kamuolį. Brendonas Vudas, sunkus metimas po Valeikos užtvaros yra netaiklus. Buterlevičius 2+1. Na, rezultatyviai jis žaidė ir tarpusavio rungtynėse su Dzūkija. Kurį traumos persekė ne tik šį sezoną, bet apskritai gal jau kokius pastarosius 3.